Rubrika pristato padangų prekybos centras Egzotika. Pavasaris ir ruduo 2 metų laikai, kada kiekvienas vairuotojas nori ar nenori susimąsto apie savo automobilio padangas. Po žiemos sezono šylant orams jau netrukus prasidės padangų keitimo iš žieminių į vasarinės maratonas. Kai kas padangas turi garaže, o kai kam teks ieškoti naujo apavo savo automobiliui. Taigi šiandien rubrikos Prie garažo kūrybinė grupė lankosi Roko Liupeikio įmonėje Egzotika, kuri turi ne tik platų padangų asortimentą, bet ir profesionalius konsultantus, galinčius padėti išsirinkti padangas. Apie tai, kaip nusipirkti būtent tokias padangas, kokios tenkins jūsų poreikius, kalbame su Mariumi Zulonu. Dauguma vairuotojų prieš pirkdami padangas jie tiesiog tai įsivaizduoja kaip padangą, bet nelabai žino, ko jie norėtų iš jos. Gal svarbu yra tai, kad vairuotojas pagalvotų, kur jis nori važiuoti. Ar jis padangas nori naudoti, kad jį būtų ir į gamtą nuvažiuoti, ar jį daugiau turėtų būti tyli ir vien asfaltui, ko jis iš jų tikis. Nes vairuotojui, kuris nori vien asfaltui važiuoti, jam reikėtų, manyčiau, tokio daugiau kaip ir tylumo, kažko tai tokio, kas jam tikrai tenkintų, teiktų malonumą vairuoti. Vairuotojui, kuris turi sodybą, mėgsta pažvejoti, nuvažiuoti, jis norėtų gal įveikti tokią kelio atkarpą, kur tikrai nedaugumą galėtų pravažiuoti. Tai va čia vėlgi apie tos dalykus reikėtų pagalvoti ir atvykus į prekybos padangų vietą, tai būtinai išreikšti, kad man yra aktualu tikrai tas ir tas. Ir konsultantas, pardavėjas, jis visą laiką pasakys, tada jums tinkami yra šie arba šie variantai. Pagrindiniai dalykai, kurie galėtų dar vairuotojas kreipti dėmesį, tai, ar kas tai yra visų pirma per gamintojas, ar jisai tikrai yra vertas tų pinigų ir ar nepasiūlys kažkas tai kitur, to kažko tai ženkliai brangiau, nes dažniausiai atėjus į parduotuvę kaip Egzotika, tai visų pirma yra gamintojų daugybė ir visada galima pasiūlyti nuo mažiausios iki didžiausios kainos. Dauguma kitų pardavėjų, tai yra turintis, sakykime, galbūt mažesnį kiekį padangų, visada pirkėjui siūlo tai, ką pardavėjas turi, bet ne tai, ko pirkėjas norėtų. Tai yra svarbu, kad pirkėjas į tai atkreiptų dėmesį. Ar tikrai jisai gauna tai, ko jis norėjo atėjęs. Marius Zulonas sako, kad renkantis padangas pirkėjams dėrėtų pasidomėti, ar perkant garsaus gamintojo vardo padangas nebus permokėta, mat rinkoje atsiranda ir analogiškų, pigesnių, tačiau lygiai taip pat patikimų produktų. Daug padangų šiai dienai yra tikrai permokama už vardą ir už tą išpūstą vardą galbūt, sakykime. Yra daugybė gamintojų, kurie pateikia šiai dienai tokią pat kokybę arba labai arti ir panašią. O jeigu pinigų skirtumas yra ganėtinai nemažas, tai visada verta susimastyti. Tiesa, visada tų gamintojų, kurie yra su vardu, kurie visada matėjo ir sako, aš norėčiau vardo padangos. Jie to yra verti, bet visada yra ir šalia ženkliai pigesnių, kurių gausis tokios pat savybės ir nieko nesuprastėsio vairavimo kokybė. Tik vardas, kurį jis žino, galbūt jam nebus girdėtas šį dieną. Taip, manau, kad vertėtų paieškoti ir pasigilinti, ar ta padanga tikrai už ką aš moku yra to verta. Ar nebus taip, kad aš sutaupysiu gerus kelius šimtus litrų ir gausiu lygiai tokią pat kokybę, nes daug atvejų taip ir būna. Gamintas, kuris yra brangus, jis visada pagrinde pateikia maksimaliai didelės charakteristikas ir išspaudžia iš jos viską. Tačiau padanga tos pačios, imkime kategorijos, padanga, kuri tyli ir greitai važiuoti, padanga, kuri yra miesto automobiliui ir padanga, kuri galbūt tenais nedideliam autobusiukui ar šeiminiam automobiliui, vėlgi labai pigaus gamintojo padanga, ji taip nesielgs prie didelio greičio ir kai kuriuose situacijoje kaip brangaus gamintojo. Bet jeigu vairuotojas nėra labai reiklus ir jisai nekelia savo labai super aukštų reikalavimų didžiulių, visada ta padanga pigesnė tos pačios kategorijos, ji jam padės sutaupyti ir neiškels tam papildomų labai daug problemų. Brangus gamintojas užtikrina dažniausiai padangos tarnavimą iki paskutinio milimetro. Tačiau, kaip žinoma, visą laiką padanga, ji tikrai netarnauja iki paskutinio milimetro ir jos dažniausiai yra keičiamos. Ir keičiamos daug dažniau, nes padanga tampa nebesaugi vasarinė jau esant 3 mm nusidėvėjimo lygiui. Tai yra jau nebesaugu ir daug vairuotojų tai tikrai važiuodami pajaučia ir todėl ateina ieškoti naujų padangų. Ant visų padangų yra gausybė raidžių, skaičių, indeksų ir kitokių ženklų. Pašnekovas sako, kad bent jau keletą iš jų vairuotojams žinoti derėtų. Pagrindiniai skaičiai, kaip dauguma vairuotojų arba žino arba nežino, tai yra visą laiką padangos išreikštas
Pirmas skaičius, kuris nurodo padangos plotį, imkime visą laiką žiūrint į šoną. Pirmasis skaičius, kuris tai yra 195 kaip pavyzdys. Antras skaičius tai nurodo padangos aukštį procentais, kas yra svarbu. Ir paskui R15 kaip pavyzdys, tai yra koks yra ratlantis. Dar einantys sekančiais du skaičiai, tai dažniausiai nurodo, kiek padanga turi tam tikrų procentai stiprumo savybių ir ant kiek greitai jį gali važiuoti. Tai yra pagrindinis dalykas, kurio vairuotojui užtenka atėjus į parduotuvę ir ką jie dažniausiai visi ir žino. Svarbus kiti dalykai, kaip žymėjimas padangos pagaminimo amžius, kada ji yra pagaminta. Padanga visada turi ant šono, būna tokių žymėjimų kaip raidelėmis DOT, tai yra prasideda jos techniniai duomenys ir šiuo atveju mes pasuksime. O čia iš kitos pusės, prašau, yra visą laiką einantis po ženklinimo DOT paskutinė 4 skaičių eilutė. Pirmi 2 skaičiai nurodo padangos pagaminimo savaites, antri 2 skaičiai nurodo padangos pagaminimo metus. Tai yra svarbu, ką dažniausiai pirkėjas jam aktualu, nes kiti nori kažką tai ne taip susako ar kitaip. Svarbus. Dar kiti pagrindiniai dalykai, kurie atsirado padangų reikalavime, yra padangos visos eina su ženklinimu, kuris nurodo padangos savybės, kuo jis skiriasi tarp kitų padangų pagaminimų. Visada padanga turi ženklinimą, kuris nurodo padangos riedėjimo pasipriešinimą. Tai dalykas svarbus daugumai, jeigu vairuotojas, jam aktualu, ant kiek padanga gerai rieda ir jinai taupo degalus ir panašiai. Padanga visada turi ženklinimą visoje gamoje, kaip jis stoja ir save gerai, kaip jį elgiasi, kitaip sakant, šlapiame kelyje pagrindė yra, tai yra sustojimas padangos. Ir padangos išreikštas triukšmas skaičiais decibelais. Pagrindinės savybės. Tai yra visos naujienos ir kurios gal dažniausiai reikalingos, tai šitas ateina vairuotojas ir klausia tos naujienos. Skirtume tarp šitų pagrindinių dalykų, jeigu stabdymo kelio nuo raidelės A lygi raidelės G gali netgi skirti 18 metrų. Tai yra daugumai automobilių yra ir vairuotojų svarbu, tačiau negalima lyginti visų padangų vienodai. Tai nebūtinai, kad jeigu tai parašyta, tai bus, nes vairuotojas, matydamas čia raidelę ženkliai mažesnę, jisai gali paprasčiausiai įsigąsti, kad kaip baisu, aš ten nesustosiu. Ne. Tai vėlgi reikia žiūrėti, ar tai mašinai jos tinkamos ir kaip vairuotojas vairuoja. Lietuvoje šiltuoju metų laiku gana dažnas svečias ir lietus, tad vairuotojams turėtų rūpėti ir padangos savybės esant šlapiai kelio dangai. Visų pirma, padangos tos dažniausiai būna minkštesnės. Ir nebūtinai, kad padanga turėtų būti kažkokio tai konkrečiai rašto. Arba jis raštas tai galbūt išilginių protektorium, arba tai galbūt raštas eglutės protektoriumi. Padanga visą laiką važiuos gerai. Tačiau kai kuriomis savybėmis padanga šlapia danga per gausų lietų bus slidesnė. Jeigu padangos yra tikrai puikiai ir gerai saugiai pagamintos, tos, kurios yra žinomos, pripažintos gamintojų, padanga sustos. Tačiau vėlgi tai lemia, ant kiek vairuotojas važiuos ir kaip jis pats elgsis ir valdys automobilį. Dėlimas procesas pats padangų, taip. Tos, kurios yra padangos saugesnės, jos tikrai stoja greičiau, tai yra minkštesnės ir jų pravažiavimo, tarnavimo laikas ant sausos kelio dangos yra šiek tiek mažesnis. Bet vėlgi to negalima lyginti, nes visi vairuotojai vairuoja skirtingai ir to nuspėti tikrai neįmanoma. Jeigu padanga puikiai stoja ir limpa, dažniausiai tendencija yra, kad ji šiek tiek greičiau ir dėvisi. Ir tas, kas būdavo seniau, imkime kokius 8-9 metus atgal vairuotojai, pirmą sakydavo, kad noriu, kad maksimaliai daug pravažiuotų. Šiai dienai vairuotojai sako, aš noriu, kad jis stotų. Kiek pravažiuos, nesvarbu, geriau truputį mažiau, bet tegu jis stoja. Marius Zulonas sako, kad padangų gamintojai kone kiekvieną sezoną pažeria naujovių, tad pirkėjams derėtų atsirinkti tuos pasiūlymus, kuriuose dera tiek kaina, tiek kokybė. Egzotikoje naujienų ištisus metus galima rasti ir gauti. Kas liečia paskutinės gamybos naujienas, Egzotika visada turi padangų nebrangių gamintojų ir vienas iš jų išskirtinių tai yra Rodstone padangų grupės kategorija. Yra padangos, kurios išskirtinai yra nebrangios ir jų galima rasti tik Egzotikos parduotuvėse. Tai yra padanga, kuri konkuruoja su dauguma kitų gamintojų, pasirinkimo profilis ir platus labai, nuo padangų mėgstančiam vairuotojų komfortą, tylumą, iki vairuotojų visiškai išrankiam, kuris vairuoja galingą ir greitą automobilį. Kaip išskirtinis derinys yra toksai, kad piniginėme santykė pagrindinių pamėgtų vairuotojų dydžių, tai
tai yra mūsų tautinių automobilių, kurie dažniausiai čia važinėja. Padanga yra būtent Roadstone gamintojo įspūdingai nebrangi, atitinkanti daugumai reikalavimus keliamų vairuotojų, tai yra pagal kišenę ir kelianti nuostabą, kad oi kaip tikrai nebrangu. Tai vienas iš pagrindinių gamintojų, kuris yra vertas dėmesio ir tikrai nepasigailės išleidę tą pinigų sumą. Kitų gamintojų ten naujienų yra jų taip pat. Viena kita pasirodo, visi gamintojai kažką tai stengiasi pristatyti naują ir kitą, tačiau aktualus ir svarbus dalykas tai yra kaina. Naujiena yra naujiena, bet ant kiek ta naujiena yra suderinta su kaina, kad gaučiau tai, ko aš noriu. Tyliai važiuoti, arba važiuoti netyliai, bet labai gerai į blogesnių kelių, arba kitas mano keliamas reikalavimas. Pagrinde šito gamintojo Roadstone padangos yra išskirtinai nebrangios, atitinkančios labai gerus kriterijus, padanga, kuri turinti geriausias žymėjimo sąlygas, visas ir už labai gerą prieinamą kainą daugumai vairuotojų. Pastaruoju metu vis daugiau gamintojų deklaruoja, kad kuria padangas mažinančias degalų sąnaudas. Šis pareiškimas teisingas, tačiau vairuotojas vėlgi turėtų susimastyti, kiek ir kokiais keliais jis važinės, kad pajustų efektą. Padanga tinkamai pasirinkta, ji sutaupys. Ir tai dažniausiai būna padangos, kurios yra sukurtos važiuoti į asfaltų, sausa danga, padangos, kurios būna lengvos. Bet vėlgi tas lengvas dalykas ribuojasi tai, kad jeigu padanga labai lengva, ji gali būti tuo pačiu ir labai greit pažeidžiama šoninės dalies. Tai padangos, kurios taupančios degalus, jos padės. Tačiau kai kuriuose situacijose vairuotoją gali nuvilti, kaip situacija, kad asfalto vairuotojas važiuos labai ekonomiškai taupiai, jo riedėjimas padangų bus labai geras, tačiau jis nuvažiavęs į sodybą, vėlgi ten pat, jisai gali nusivilti. Tuo pačiu su šeima prie upelio, ten vasarą, ar ten į sodybą kažką tai nuveikti, jį tiesiog neparodys tai, ko jisai tikėjosi. Tai svarbus tas yra derinys. Ar tikrai noriu, kad man jį taupytų, bet tuo pačiu reikėtų pagalvoti, ar kažkur kitur nenusivilsiu to taupimo. Dažnas vairuotojas žiemos sezonu vasarinės padangas laiko garaže ar rūsyje, tačiau ir padangų sandėliavimas yra reikšmingas. Nuo to, kaip jūs laikysite padangas žiemą, priklausys ir padangos tarnavimo laikas. Daugumai vairuotojų tai yra iškylantis klausimas, kurį praktiškai atėję nusipirkti klausia beveik kiekvienas, ką daryti. Padangos, kurios yra nenaudojamos, labai svarbus yra dalykas, kad jos būtų sandėliuojamos, tai yra tinkamai. Tai yra, jos turi būti sausoje vietoje, neturi būti drėgmės. Neturi būti tiesioginių spindulių, tai ypač aktualu yra žieminėms padangoms. Padangos turėtų būti sukrautos, jeigu vairuotojas jas laiko su visais ratlankiais, spirkės. Geriausia tai yra turint galimybę garaže, visiškai pakabintos ant sienos, kabančios ore su visų ratlankiu. Jeigu vairuotojas tos galimybės neturi, laikant padangas sudėjus pripūstas, stačiai, tai yra vertikalioje padėtyje ir kartas nuo karto jas tiesiog prasukti, kad padanga, toj vietoj neprisistovėtų. Pagrindiniai dalykai tai yra laikymo sąlygos drėgmė įtakojanti, jokių cheminių produktų, kurių aplinkui nebūtų, nes labai nedidelis degalų ar tepalo kiekis papuolę šalia gali labai neatstatomai, negrąžinamai pagadinti padangos pačią gumą ir tai vairuotojai pasireikš pradėjus važiuoti. Svarbiausia, kad padangos būtų prižiūrimos sausoje, geroje vietoje. Taigi vasarinių padangų sezonas jau čia pat, o jei jūs dar nežinote, kuo apausite savo automobilį, tuomet užsukite į padangų prekybos centrą Exotica. Kompetentingi konsultantai padės išsirinkti geriausiai jūsų lūkesčius ir finansinės galimybės atitinkančias padangas. Rubrika pristato padangų prekybos centras Exotica.